Kas su savim turi Bibliją, kviečiu susirasti pirmojo laiško Tesalonikiečiam 5 skyrių. Pabandysim užbaigti jį šiandieną. Ir tas laikas pakankamai greitai bėga ir iš tikrųjų prisiartinus prie laiško pabaigos, nėra jis labai ilgas, bet kaip bebūtų, pakankamai daug dalykų mes palietėm jį bestudijuojant, tai ką Paulius konkrečiai bandė perteikti tiem tesalonikiečiam, to pačiu ir visiems kitiems tikintiesiems, kurie skaito raštą, galbūt priminti pagrindinius dalykus, ką jisai pabrėžė, tai ir bent jau ką aš bandžiau pasidalinti su jumis, tai pats pirmas dalykas tai Pauliaus pastoriškas atsidavimas ir noras auginti tą tesalonikiečių bažnyčią, ant kiek jisai tėviškai, motiniškai yra atsidavęs jiems, besidarbuodamas tarp jų ir tada, kada buvo patrauktas nuo jų. Jisai tęsė tą savo rūpestį, kalbėdamas apie antrą turbūt labai išskirtinį dalyką, tai yra apie persekiojimus, sunkumus, kurie kyla dėl tikėjimo, kur rasti tos ištvermės ir pagodos, išlikti tikėjime tada, kada aplinka, kuri supa, yra pilna stabų, kuri nepriima Dievo žodžio, nepriima iš tikrųjų to, kaip Dievo jėgos, tai atmeta ir gyvena įvairiuose begėdystėse ir taip kaip jie irgi patys tesalonikiečiai anksčiau gyveno ir tų persekiojimų akivaizdoje trečias dalykas būtų mirtis. Ir kur ta mirtis veda, kaip jinai atrodo, kas atsitinka su tais, kurie miršta, kas atsitiks galiausiai paskutiniais laikais, kada Jėzus sugrįš ir ar jisai susirinks tik tais tos, kurie dar gyvi, ar niekieno nesusirinks galbūt, gal iš viso nieko nebereikia daryti, nes taip koks skirtumas, Jėzus tiesiog ateis ir išgelbės visus, kokie bus iš tikrųjų tų paskutinių laikų klotis, kaip, kas, kada, o gal ir nieko, ir iš viso, kaip viskas pasibaigs. Ir galiausiai ketvirtas dalykas, aišku, jų yra ir daugiau, būtų galima išvelgti, aš tokią bendrą santrauką bandau duoti, perbėgant per visą laišką, tai Dievo pašaukimas. Dievo pašaukimas ir ne tik pašaukimas, bet tas pašaukimas su rūpesčiu, išlaikymu ir jis yra neatšaukiamas. Ir ne tik, kad neatšaukiamas, bet yra nuolatinis, pastovus iki pat tol, kol Jėzus Kristus sugrįš susirinkti savo tobulos nuotakos, tai yra tos pašventintos bendruomenės, kurią iš tikrųjų apibūdina gyvas tikėjimas. Manau, kad šiandieninė ištrauka, tai pats galas tesalonikiečių kaip tik kalbės apie tai. Tas ketvirtas dalykas, kaip atrodo gyvas tikėjimas bendruomenėje ir už jos ribų. Ir kaip santykiai grįsti šventosios dvasios veikimu, jos vaisiais kyla iš Dievo malonės, kurią jis teikia mums. Tai šiandieną vaikai turite savo užduotis ir turite didelį medį. Ant to medžio kybo vaisiai, o ant žemės yra padėti krepšiai. Jūsų darbas šiandieną bus raškyti tos vaisius ir surasti atitinkamą krepšį, į kurį reikia įdėti tą vaisių. Ir ant medžio reikės parašyti, iš kur tie vaisiai auga, arba kas yra tų vaisių augimo šaltinis. Ta pati kalbėsiu ir suaugusiems. Toks trumpas įspėjimas. Mes dažnai, kai klausomės pamokslų, daug sunkiau yra jų klausytis, kada kalba eina apie kažkokią teoriją, apie teologiją. Nesakau, kad jų nereikia, bet turiu omeny, kad kada tik būna tai, būna sunku klausyti ir visi yra ištroškę praktikos, visi ištroškę yra pritaikymo, aplikacijos, tai ką čia man dabar daryti su tuo, kur čia ką aš turiu veikti, tai šiandieną ištrauka kaip tik jums. Nes šiandieną pamatysim iš tikrųjų, kaip turi atrodyti sveika bendruomenė, kaip turi atrodyti gyvi tikintieji, kurie iš tikrųjų yra vaisingi šventosios dvasios pagalba ir visa tai iš tikrųjų yra Dievo malonės darbas ir jis yra viso šito šaltinis. Tai po tokios įžangos galim dabar jau atsiversti tekstą, kas dar neatsivertėt, ir pamėginsim paskaityti nuo 12 eilutės iki pat galo. Taigi, pirmasis laiškas tesalonikiečiams, 5 skyrius, nuo 12 eilutės iki galo.
Prašome jūs, broliai, gerbti tuos, kurie darbojasi tarp jūsų, vadovauja jums viešpatyje ir teikia pamokymų. Labai branginkite juos, mylėdami dėl jų darbo. Taikiai sugyvenkite tarpusavyje. Raginame jūs, broliai, įspėkite nedrausminguosius, padrąsinkite neryžtinguosius, palaikykite silpnuosius, būkite visiems kantrus. Žiūrėkite, kad kas neatmokėtų kam nors blogu už blogą, bet visada siekite daryti gerą vieni kitiems ir visiems. Visada džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. Negesinkite dvasios, neniekinkite pranašysčių, viską ištirkite ir to, kas gera, laikykitės. Susilaikykite nuo visokio blogio. Pats ramybės Dievas visiškai jūs te pašventina ir te išlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui. Ištikimas yra tas, kuris jūs šaukia, jis ir įvykdys. Broliai, melskitės už mus. Sveikinkite visus brolius šventu pabučiavimu. Saikdinu jūs viešpačiu, kad šis laiškas būtų perskaitytas visiems šventiesiems broliams. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis. Amen. Amen. Trumpa malda prieš pradedant. Viešpatie Dieve, esame dėkingi už tavo žodį. Esame dėkingi, ką tu darai mūsų gyvenimuose ir meldžiu, kad Viešpatie šiandieną savo šventąją dvasią parodytų mums iš tikrųjų ir atskleistum savo žodį, kokia iš tikrųjų yra nuostabi ta bendruomenė, kurią tu būri šioje žemėje ir kaip jinai atrodo. Padėk Viešpatie man atskleisti kiek įmanoma iš mano lūpų, kas galima, tuos žodžius ir taip pat meldžiu, kad Viešpatie duotumei tie, kurie klauso ir patiems Viešpatie suprasti ir permanyti tą žodį ir ne tik permanyti, bet jį ir taikyti savo gyvenime. Saugok mus nuo velnio Viešpatie, kuris stengiasi sutrukdyti, kuris stengiasi patraukti dėmesį nuo tavojo žodžio. Grąžink mus Viešpatie į tekstą, grąžink mus ir mūsų žvilgsnį į Jėzų Kristų, kad jisai būtų iš tikrųjų išaukštintas šio žodžio skelbimu. Pastiprink Viešpatie savo šventuosius ir gelbėk pražuvusius Viešpatie žodžio skelbimu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi šiandienos pamokslo pagrindinė esmė. Tai, kad tekstas mums šiandien diktuoja, jisai, galima sakyti, skirsto viską į tam tikrus santykius. Yra tam tikras tų santykių pagrindas, arba kitaip tariant, kaip tie santykiai gali būti vaisingi. Ir galiausiai viskas užbaigiama yra atiduodant visą šlovę Dievui, nes jisai yra viso to šaltinis, jeigu tik tais ta bendruomenė turi gyvą tikėjimą. Aš jums lankstinukuose ir savo to pačiu išdėščiau galbūt tokią trumpą santrauką viso to savo pamokslo, kad mes turime tekste santykius su bendruomenės vadovais, tada mes turim santykius su kitais bendruomenės nariais, broliais ir sesėm, tada taip pat santykius su visais žmonėm iš esmės, galiausiai šventosios dvasios vaisiai ir kad viso to yra šaltinis Dievas. Tai bandysiu tokią eigą ir išlaikyti ir vesiu kartu jūs per tekstą ir linkiu kartu eiti kartu su manim per tekstą patiems, kad galėtumėt patys išvelgti, apie ką eina kalba. Taigi santykiai dėl vyresniųjų arba vadovų. Tas atsispindi 12 ir 13 eilutėje. Atkreipkite dėmesį iš tikrųjų tas eilutes ir aš išsiryškinau savo žodžius gerbti, darbuojasi ir dėl darbo. Dabar, kai žmogus stovi čia arba kuris, vadinkim, save vadina pastoriu, vyresniuoju ar dar kažko, ko aš savęs nevadinu, jisai nedaro to bent jau bibliniu modeliu dėl to, kad jisai nori kažkaip pasipuikuoti ar kažkom jisai dedasi. Tokia Dievo valia yra surėdyti bažnyčios bendruomenę, kad kažkas turi būti atsakingi už ją. Ir ne vienas, dažniausiai keletą. Todėl, kad Dievas yra taip numatęs. Dabar ką Paulius, jisai sako, jūs
mes jūsų prašome gerbti. Kitaip tariant, kad tie vadovai, jie yra nusipelnę pagarbos. Bet tuo pačiu jis iš karto duoda nuorodą, kuo ta pagarba turėtų būti grįsta. Ir jisai sako, gerbkit tuos, kurie darbuojasi tarp jūsų. Pirmas dalykas – darbuojasi. Paulius nepradeda gerbkit tos, kurie atsistoja pamokslauja, kaip aš galbūt. Kad tas, kuris pamokslauja, jisai jau nusipelno pagarbos. Nereiškia, kad nenusipelno, bet Paulius pradeda, kad jisai sako, tie, kurie darbuojasi tarp jūsų. Todėl, kad tikrasis tų vadovų, vyresniųjų darbas yra eiti ir būti su žmonėm. Gyventi kartu su jais, gyventi jų sunkumuose, jų konfliktuose, jų skyrybose, jų artimųjų mirtyse. Būti šalia ir ištiesti pagalbos ranką. Ir taip pastoviai būti prieinami. Tačiau ne tik tas, bet jie taip pat ir yra tie, kurie veda, tie, kurie vadovauja, tie, kurie dalinasi ir tie, kurie pamoko, ką Paulius ir sako toliau. Bet aš manau, kaip yra svarbu iš tikrųjų, tas, kuris tikras vadovas yra, jis visą laiką bus tarp žmonių. Jo pagrindinė savybė bus, kad jisai bus tarp žmonių, kad jisai jais rūpinsis, jisai pažinos tą savo kaiminę, žinos, su kom žmonės dorojasi ir bus visą laiką pasiekiamas. Tai nėra lengva padaryti dėl to, kad tai kainuoja be galo daug. Tu iš esmės tampi kito žmogaus gyvenimo dalimi. Branginkite juos, sako Paulius. Branginkite tuos, kurie yra tarp jūsų, kurie aiškinasi, kaip jūs gyvenat. Klausia, gal turi sunkumų. Ir ne tik klausia, bet supratę, kad kažko trūksta jūsų gyvenime, jie yra pasiruošę, kaip ir Paulius. Jeigu prisiminsit, kaip sakiau, kad jisai sakė, mes dieną ir naktį darėm viską, kad tik tais neužkrautume ant jūsų per daug. Mes buvom pasiruošę savo gyvybės atiduoti. Branginkit juos mylėdami dėl jų darbo. Bendruomenė, jūsų darbas yra iš tikrųjų gerbti savo vadovą ir mylėti jį, skatinti jį būti aktyvi jūsų gyvenime. Ir aš galvoju, koks geresnis pavyzdys būtų patiems tesalonikiečiams, jeigu ne pats Paulius. Ant kiek jisai buvo atsidavęs jiems, o iš kur Paulius ima tą pavyzdį? Jisai ima pavyzdį iš Kristaus, kuris ne tik būdavo kartu ir su mokiniais, ir su miniomis, ir valgydavo, ir mokydavo, ir bendraudavo, bet jisai ir atidavė savo gyvybę, kaip mes ką tik giedojom. Atidavė savo gyvybę, kad mes galėtume gyventi. Tai čia mes ir imam tą pavyzdį, gerbtiną pavyzdį, kuris iš tikrųjų atsiduoda tam, kad tas bendruomenės narys, kur mes kalbėsim toliau, kokių yra įvairių bendruomenės narių, kad jie galėtų gyventi, kad jie galėtų būti atstatyti ir kad jie galėtų toliau atsistoję vaikščioti ir eiti kartu su viešpačiu. Tačiau ant kiek įsimaišo raugas, kada į vadovus yra žiūrima su tam tikra panieka, kada yra nepriimama rimtai, ką jie sako. Ir čia jau nėra kalba gerbtinumo, čia kalba yra apie to žmogaus širdį, kuris taip žiūri į savo vadovą. Tai nėra, kad mes čia susigalvojam kažkaip atsistoti ir kažką daryti. Tokia yra Dievo valia, kad yra teikiama pagarba tie, kurie rūpinasi, tie, kurie atsiduoda. Ir iš tikrųjų lyderis yra ne tas, kuris sako, aš esu lyderis jūsų dabar, bet tas, kuris gyvena ir kiti mato, kad jis yra lyderis. Laiško autorius Hebrajams sako, klausykit savo vadovų ir būkit jiem atsidavę. Žinot kodėl? Nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas. Ar įsivaizduojat, kokia yra uždėta atsakomybė tiems vadovams, kurie budi? Budėjimas reiškia, kad jie tuo pačiu budėjimo režimu, kaip aš praeitą kartą irgi kalbėjau, kad jie pastoviai gyvena rūpindamiesi, melsdamiesi ir saugodami tas sielas, kad jos nepaslystų, neparpultų. O viso to šaltinis, kaip būti tokiu vadovu, yra Dievas.
Gali būti vadovas bandyti geras, mokytis tam tikrų strategijų, galbūt psichologinių tam tikrų įtaigų, mokėti būti komunikabilus, bet iš tikrųjų, jeigu jo šaltinis nebus Dievas, kaip ir visų tų kitų santykių, aš minėsiu, kad šiandieną yra Dievas šaltinis, jo nieks ir negerbs. Nes jisai skaldys, jisai trukdys ir jisai puikuosis, bus pasipūtęs ir ieškos naudos savo, o ne kitiems. Apie ką ir Paulius kalbėjo. Aptardami tos vadovus mes einame ne kažkokių hierarchijos laiptais žemiau, bet einame prie kitų bendruomenės narių. Jie nėra kažkom dabar žemesni, kad vadovai yra aukščiausi, o kiti bendruomenės nariai kažkokie mažesni, reikia jaustis kažkokį tokį nepilnavertiškumo kompleksą, bet turime atskirti, kad yra vadovai, yra tie, kurie atsakingi ir tikrai ne visi iš jūsų yra atsakingi už visus. Nes niekas iš jūsų ir nenorėtų šito prisiimti savo. Ir raštas labai griežtai ir aiškiai moko, tie, kas nori mokyti, tie, kas nori vadovauti, tie turės ir atsiskaityti. Ir nebus iš tikrųjų paprasta, nes bus klausima, ar tu iš tikrųjų darbavaisi tarp jų, ar mylėjai juos, ar buvai pasiruošęs guldyti galvą, ar budėjai dėl jų sielų. Dabar dėl tų bendruomenės kitų narių. Nuo 14 iki 15. Mes turim keletą tokių kategorijų galbūt. Įspėkite nedrausminguosius, padrąsinkite neryžtinguosius, palaikykite silpnuosius. Nereiškia, kad bažnyčiai tik tais tokie ir yra ir dar visokių. Yra svajojantis, yra plaukiantis pasroviui, yra darbštus ir yra įvairių žmonių. Jūs gerai žinot, kokie mes visi esam. Mes turim įvairių savo charakterio savybių. Vieni gali būti labiau užsidarę, linkę į asmeninį galbūt dialogą, kiti gali jaustis laisvai, kiti iš vis neaišku, kodėl, ką čia daro, atrodo kitą kartą, galvo, kas čia vyksta. Kiti spinduliuoja tiesiog ir traukia ir yra visokių žmonių. Taip ir turi būti, nes mes ir esame visokie skirtingi, Dievas jau taip parėdė mumis. Bet Paulius sako, dabar jau permeta atsakomybę visiems bendruomenės nariams. Jums irgi reikia dirbti. Jūs irgi turite atsakomybę viens prieš kitą. Mes kalbam dabar apie bendruomenę, kuri nėra kiekvieno žmogaus sala. Mes visi idealiai gyventi turėtume vienoje saloje. Mes turėtume matyti kiekvieną ir bent jau stengtis galbūt suprasti, kas vyksta arba paklausti. Ir Paulius sako, kad mums reikia būti ne tik pasiruošus padėti, paklausti, kaip sekasi, kažkokį lengvą pokalbį turėti, bet kartais reikia ir įspėti. Įspėti tos, kurie yra nedrausmingi, tie, kurie slysta į šoną, tie, kurie nesielgia tinkamai arba galbūt nesidalina kažkokia tinkama informacija ar dar kažkas. Taip pat ir turim drąsinti tos, kurie neryžtingi, yra tie, kurie abejoja. Bet kaip tą reikia padaryti, jeigu ne iš tikrųjų būnant to gyvu vienu Kristaus kūnu? Ir jisai prieina prie kantrybės. Būkite visiems kantrus. Vėl išsiryškinau didelėms raidėm. Manau, kad ir jūs atsivertę raštą pamatytumėt, ant kiek tai turėtų būti didelėm raidėm parašyta. Būkite visiems kantrus. Kol kas dar bendruomeniniam kontekste, nes kaip jums sekasi su kantrybė? Kaip sekasi su tai žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, pamaldų metu atsidarė telefoną, skrolina? Kiek norisi būti jam kantriu? Jaugi jisai nežino, kur jisai yra, kodėl jisai negerbė to, kuris pasakoja kažką. Ir taip nepatogu yra ir norisi nusisukti nuo tokio žmogaus vietoj to, kad iš tikrųjų po pamaldų prieiti sakyti, bičiuli, kaip tau sekasi, tarsi pamaldų metu klausytis pamokslo, kai tu, nežinau, kad tu derini kažką tenais, bandai patikrinti. Ir mes esam tokie nelinkę eiti į tą kontaktą. Nors Paulius, kaip pamatysit, jisai nori, kad mes eitume į tą kontaktą. Ir taip, jisai yra nepatogus. Tikrai yra nepatogus. Ir man tai nėra patogu. Bet
visų pirma, viskas eina su kantrybė. Viskas eina su kantrybė ir su noru iš tikrųjų įspėti, padrasinti ir palaikyti. Gal iš tikrųjų žmogus šlubuoja, gal iš tikrųjų reikia, kad kažkas jam prieitų ir atnaujintų jo mąstymą, apie ką Edvardas galbūt kalbėjo. Aišku, tai reikia daryti atsargiai. Dabar jeigu bendruomenės nariai turi gerbti vadovą, bendruomenės nariai turi gerbti ir kitus bendruomenės narius. Ir tai nėra dėl to, kad aš noriu kažkaip dabar sugriauti tą savo brolį. Aš noriu jį pakelti, aš noriu jį pastatyti, iš tikrųjų palaikyti. Link to eina Paulius ir link to jisai viską stumia. Ir iš kur to įmanoma semtis? Tai tik tais iš Dievo. Įmanoma tik tais tada, kada yra tie dvasios vaisiai, kuriuos mes skaitysim gale, apie kuriuos kalbėjo Paulius. Jeigu tie vaisiai yra mūsų gyvenime. Ir vienas iš jų yra kantrybė. Taip pat daug tų dvasios vaisių vaikai yra jūsų šiandieną krepšiuose, jeigu atkreipsi dėmesį. Ir visi esame atsakingi viens už kitą. Visi esame tie, kurie rūpinamėsi kaip gyvas organizmas. Raštas taip pat mus moko, nešiokime vieni kitų naštas. Kur kas sunkiau yra tas naštas nešti, kai tu nežinai. Tu įtari, bet nežinai, kokia to žmogaus našta, nes dėl to, kad arba neklausi, arba žmogus nesidalina. Ir matosi tas abipusis toksai ryšys, kad tai nėra vienpusis eismas, kad mes turim santykį, kuris eina iš abiejų pusių. Ir jis bus vaisingas tik tais tada, kada iš tikrųjų bus tie šventosios dvasios vaisiai, kurie plaukia iš Dievo. Ir dar kas iš tikrųjų pabrėžtina. Dar vieną ištrauką pacituosiu, labai gerai žinoma. Pagrindžiant tą, kad tai kyla iš Dievo. Antrasis laiškas Filipiečiam 13 eilutė. Nes tai Dievas veikiantis jumyse suteikia ir troškimą, ir darbą iš palankumo. Mes turim tą Dievo šaltinį, iš kurio turim semtis, jeigu norime pritaikyti šitos dalykus savo gyvenime. Dabar raginimas dėl visų žmonių, arba taip tariant, santykiai su visais žmonėm. Būkite visiems kantrus. 15 eilutė. Visada siekite daryti gerą vieni kitiems bendruomeniai ir visiems. Kas yra už bendruomenės ribų? Pasaulis. Tai yra jūsų netikintis artimieji, bičiuliai, kolegos, pažįstami, nepažįstami. Mūsų dėmesio centre esame mes bendruomenės nariai. Bet taip pat ir visi kiti žmonės taip pat yra įtraukti į šitą santykių sąrašą. Ir Paulius jisai ragina iš tikrųjų būti liudijimu pasauliui. Kaip ir Kristus sakė, iš kur žmonės pažins, kai jūs mano mokiniai esat, jei mylėsit vienas kitą. Bet taip pat ir jeigu mylėsime kitus žmonės. Kad ir jie pražuvę yra. Bet kažkada ir aš buvau pražuvęs. Jūs kažkada buvot pražuvę tokie patys. Bet Dievas pamilo mumis, kol vis dar buvom mirę savo nuodėmėse, kol buvom silpni. Tai mes einame į pasaulį su tuo liudijimu, su ta Dievo karalystė nešti ir visiems kitiems žmonėms. Ir Paulius sako, neatmokėkit kitiems blogu už blogą. Ką tai sufleruoja? Sufleruoja tas dalykas, apie ką Paulius ir kalbėjo prieš tai. Gyvenant gyvą tikėjimą, kitaip tariant, turint gyvą tikėjimą ir gyvenant, bloga yra įtraukta į tą gyvenimą tikėjimą. Nes Paulius kitaip nesakytų, neatmokėkit blogų už blogą. Reiškia, kad kažkas darys jums blogą. Jau daro, jau persekioja, jau grasina, jau žudo. Bet jūs netokie patys. Jūs ne kaip pasaulis. Jūs nereaguojat. Žinot kodėl?
Nes Paulius sako, būkite visiems kantrus. Kodėl? Nes ir Dievas tau yra kantrus. Ir kantrus kiekvienam. Kaip ir 2 kart skaitėm šiandien, netyčia per klaidą gavosi, bet į naudą, manau. Toks, koks Dievas yra kantrus mums visiems pražuvėliams, tai Paulius ragina būti ir mus kantrius ir vadovams, ir savo bendruomenės nariams, ir visam pasauliui. Ar tai lengva yra? Tikrai ne. Iš patirties galiu pasakyti. Tačiau kada yra šventosios dvasios vaisiai plaukiantis iš Dievo, iš to kamieno, vadinkime, tai tampa įmanoma, tai tampa realybė ir tai tampa gyvenimo mūsų kasdienybė. Dabar Paulius, praeidamas tos santykius, jisai eina jau į tuos dalykus, kurios galbūt būtų galima įvardinti kaip santykiai su Dievu, bet aš labiau išskyriau, kad aiškiau būtų suprasti apie šventosios dvasios vaisius. Ir čia bus toksai didelis gabalas, 16-22 eilutės. Žinot, čia iš tikrųjų būna marškinėliai, būna podukai, būna užrašai ant automobilių ir šitoje ištraukoje be galo daug tokių yra, kur galima ištraukti iš konteksto, uždėti savo gražiai ant marškinėlių ir labai gražiai viskas atrodo. Visada džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite. Ir visi tokie dalykai skamba kaip lozungai, jie skamba labai gerai, bet yra visas šitas kontekstas. Visų pirma, tai yra be galo sunku daryti. Tokia didelė kova iš tikrųjų. Visada džiaugtis. Dingo sankaba, negaliu išvažiuoti. Kaip fainiai, džiaugiuosi. Keliai nepravažiuojami, pavėlavau į autobusą, nespėjau į darbą, atleido. Kaip gerai iš tikrųjų, Dieve, kaip smagu. Niekas taip nesako. Niekas niekados nesusiduria su tuo momentu. Gerai, negaliu sakyti turbūt niekas niekados, todėl kad Paulius ragina tą daryti. Tai džiaugsmas nėra toksai, kad tai tiesiog šypsena mano veide. Džiaugsmas yra iš to dėl to, kad šventoji dvasia manyje veikia. Ir džiaugsmas yra ne dėl susikloščiusių aplinkybių, bet dėl to, kad man yra aišku, kad virš visko slypi Dievas. Ir kad ir kas nutinka, taip skaudu, nepatogu, erzina, bet Dievas yra virš to. Be paliovos melskitės. Kiek esat girdėję šitą dalyką? Kiek daug kalbama yra apie maldą, ant kiek jinai yra svarbi mūsų gyvenime. Kiek iš tikrųjų mūsų gyvenimas turi būti grįstas malda. Ir paklausus jūsų, kaip sekasi melstis, ne dėl to, kad bandyti jumis sugėdinti ar dar kažką, dėl to, kad aš tiek pat kaltas, kiek ir jūs, norisi galvą nuleisti. Be paliovos, bent pasimelst kažkiek. O Paulius sako, be paliovos, pastoviai. Nenutrūkstamai. Ne tai, kad aš meldžiuosi ir daugiau nieko gyvenime nedarau, bet mano gyvenimas grįstas yra malda. Kas atsitinka, aš už tą galiu melstis. Ir ypatingai ne tiek, kiek už įvykius, bet šitame bendruomenės kontekste. Už vienas kitą, už vadovus, už bendruomenės narius, už visą pasaulį. Kad Viešpats atvertų jiems akis. 18 eilutė sako, už viską dėkokite. Būtų galima truputėlį tiksliau pasakyti viskame. Nereikia dėkoti, kad iš tikrųjų mus persekioja ir mus žudo. Nėra Dievo valia tokia, kad iš tikrųjų mes kentėtume. Bet tame kentėjime mes dėkojame Viešpačiui, kad Jisai yra. Ir kad ir kaip pavyzdžiui, nebejoju, kad ir Juozapas, tada, kada buvo parduotas į vergiją, jisai nebuvo apstus džiaugsmo ir kaip gerai, kad mano broliai pardavė mane į vergiją ir aš dabar čia nuvažiuosiu į Egiptą, pažiūrėsiu, nereiks turistauti. Aš manau, kad jisai suprato, ant kiek tai yra tragiška situacija šeimoje. Bet tuo pačiu esu įstikinęs, kad jisai pasitikėjo Viešpačiu, kad Viešpate, kad ir kaip sunku, nepatogu tokia situacija, bet aš pasitikiu tavim. Ir aš džiaugiuosi, nes tu esi Viešpats. Ir nesvarbu, kur aš esu, kas vyksta mano gyvenime, tu esi vis tiek Viešpats. Kas aš toks esu?
Aš esu tavo kūrinys ir aš pasitikiu tavim, kad tu žinai, ką darai. Tu žinai, kas vyksta tų brolių galvoje ir tu žinai, kur tas dalykas nuves. Ir kaip jisai jau pačioj pabaigoje sakė visiems ten susirinkusiems, jūs norėjot blogą, bet Dievas pavertė į gerą, tam, kad išgelbėtų daugybę žmonių. Nelengva pamatyti tą tokią tolimą viziją. Ir vėlgi, visi šitie dalykai, jie plaukia iš tos šventosios dvasios veikimo tavo gyvenime. Visada džiaukitės, džiaugsmas. Be paliovos melskite, malda, ištvermingumas. Už viską dėkokite, dėkingumas. Nes tokia valia jums Kristuje Jėzuje. Negesinkit dvasios ir neniekinkit pranašysčių. Viską ištirkit. Ką reiškia tas negesinti dvasios, ką reiškia neniekinti pranašysčių? Ir kodėl reikia tai tirt? Dėl to, kad šitie dalykai dažniausiai sklinda iš žmogaus lūpų, kaip ir šiandieną. Apart to, kas turima rankose tekste, visa kita dabar kažkas eina iš mano burnos. Mes nebeturime analogiškų pranašysčių taip, kaip jie gyveno tada, kada jie rašto dar neturėjo. Ir mes nekalbam čia apie pranašystės, kurios apie kažkokius būsimus dalykus kalba. Pranašystės mes turim kalbą apie tai, ką šiandieną mes turime Dievo žodyje parašytą. Ir iš esmės tas kalbėjimas, jisai mano, tarkime, šiandieną arba bet kokio kito pamokslininko arba to vadovo, kuris moko savo bendruomenę, tas pamokymas ir yra dvasios veikimas per Dievo žodį. Ir Paulius sako, negesinkite čia dvasios ir neniekinkit tų pranašysčių, bet įsiklausę, jeigu klausotės. Jeigu užkimba kažkas ir netinka, nenumokit ranka. Eikit ir pasigilinkit, eikit pasiklauskit, nes tai yra tas jūsų darbas. Ir tas darbas atspindi iš tikrųjų jūsų pagarbą tam, kuris duoda tai. O jeigu tai iš tikrųjų, kas sklinda ir tu pasiruošęs esi išgirsti ir priimti, pasilaikyk. Jeigu tu šiandieną girdi, kad būkit visiems kantrus, nors iki šiol nebuvai kantrus savo bendradarbiams, jeigu iš tikrųjų girdi ir šventoji dvasia veikia tavyje, tu tą pasimsi ir pasilaikysi, nes galvosi tikrai, viešpats tai man buvo kantrus, kad ir koks aš grybas buvau. Ir 2 eilutėje vėl mes grįžtam, susilaikykit nuo visokio blogio. 2 kartą jau Paulius tam pačiam laiške, toj pačioj čia ištraukoje, jisai vėl sako, susilaikykit nuo visokio blogio. Žinot kodėl? Nes taip elgiasi pasaulis. Jeigu jam kažkas kažką blogai daro, jisai keršija dar blogiau. Nu gerai, ne visados ir ne visi. Bet tai yra tam tikras braižas, kaip pasaulis gyvena. Neturėtume mes iš tikrųjų taip elgtis, kaip elgiasi pasaulis. Nors ir atrodo būtų sąžininga, akis už akį. Nu tai man blogą padarė, tai ir aš turėčiau blogą padaryti. Kodėl aš čia dabar turiu būti kantrus ir dar kažką gero jam daryti? Dėl to, kad tai yra Dievo valia jums Jėzuje Kristuje. Ir viso to šaltinis yra Dievas. Paskutinė laiško dalis, bent jau šitos skyriaus. Pats ramybės Dievas visiškai, vėl iššoka žodis visiškai, jūs te pašventina ir te išlaiko sveiką bei nepeiktina jūsų dvasią, sielą, kūną, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimui. Visiškai mes kalbam iki galo, tobulai, ir jeigu neaišku, ką reiškia visiškai, Paulius sako ir kūną, ir sielą, ir dvasią, kad visa absoliučiai jūsų esybė yra Dievo rankose. Ir tie, kas yra atsidavę jam, Dievas ir laiko, ir šventina, ir kartais moko nepatogiai, tam, kad iš tikrųjų Jėzus Kristaus atėjimo dieną jūs iš tikrųjų būtumėt šventi. Dėl tų sankabų sugedusių automobilio, kur prieš mėnesį nusipirkai. Važiavom su Vaidotu ir aš galvojau, ar teks tą analogiją pavartoti, bet
tenka vis dėlto. Tai sugedo sankaba automobilio, automobilis nevažiuoja, visa kita veikia, bet sankabos pedalas prikibęs yra prie dugno ir neina išjudėti su automobiliu. Pasiprašiau, kad Vaidotas padėtų patemti iki serviso. Prisikabinam, viskas tvarkoj, važiuojam. Aš važiuoju ir man toks keistas jausmas ir aš nebejoju, kad jūs esat kažkada irgi buvo panašioj situacijoje ir būtų galima dar ir kitų analogijų sugalvoti. Bet važiuoja Vaidotas priekyje, aš iš paskos, kur Vaidotas suka, ten ir aš suku. Kur Vaidotas stabdo, ten ir aš stabdau. Ten, kur Vaidotas greitėja, aš nespaudžiu stabdžio, o leidžiu jam važiuoti. Ar neskamba panašiai, apie ką kalba Paulius? Nėra taip, kad čia Dievas viską daro ir man nieko nereikia daryti. Kad viskas įvyks automatiškai. Paulius brėžia tam tikrą balansą. Jisai neduotų tų visų nurodymų, kad būkite kantrus, gerbkit, neatmokėkit blogų už blogą ir kitus dalykus, jeigu tai nebūtų ta realybė, su kuria mes susiduriam, kurią reikia išgyventi ir kurią reikia daryti. Bet tuo pačiu jisai sako, kad kontrolė šitų dalykų yra Dievo rankose, jeigu tu atsiduodi į tas jo rankas, kaip ir aš. Ta šniūras, kuris laiko mane ir Vaidotą, jie yra ta jungiamoji grandis. Dabar nekalbėkim, kad Vaidotas yra Dievas už vairo ir jisai ten mane tempia. Analogija ne apie tai yra. Analogija yra apie tai, kad pas mane kažkas yra sugedę. Aš pats iš savęs negaliu važiuoti. Bet aš esu prikabintas prie Dievo, kuris traukia mane. Tai gerai, kad su Vaidotu viskas sklandžiai vyko, nebuvo jokių neplanuotų dalykų. Bet kiek gyvenime krikščionio būna, kur krikščionis iš viso susuka vairą į kitą pusę ir tas šniūras laiko. Šniūras yra stiprus. Ir galbūt tampamas tas automobilis yra, nežinau, į kairę, į dešinę. Daužomas. Bet šniūras laiko. Galbūt jau tempia ant stogo apvirtusi automobilį, bet jisai laiko. Taip kaip ir Paulius čia sako, visiškai laikys iki galo ir niekada nepaleis. O tu šiandien kviečiamas esi, sako, sukti į kairę, būk kantrus visiems, nesuk į dešinę. Jisai sako, neatmokėk blogų už blogą, nespausk stabdžio tada, kada jūs judat į priekį. Ir aišku, keistų vietų yra, ką Paulius sako. Sveikinkite visus brolius šventų pabučiavimu. Kas nežino šitos vietos Biblijoje? Ne vienintelė vieta, tarp kitko, kur tai yra paminėta. Du tokie yra momentai. Šventumas ir viso šito dalyko artumas. Šiandieną mums tekstas nediktuoja čia pulti ir glėbesčiotis ir bučiuotis. Jisai nurodo, kad mes turime būti arti viens kito. Tarp mūsų neturėtų būti nesantaikos, kuri sukelia tarp mūsų distanciją, bet mes turime sugyventi šventai. Nereikia mums čia dabar eiti bučiuotis, bet negali būti tarp mūsų tam tikra praraja. O ta praraja labai greitai išsivysto dėl dvasios gesinimo, dėl nesantaikos, dėl žiūrėjimo iš aukšto, nepagarbos ir visų kitų dalykų. Ar galim iš tikrųjų vienas prie kito būti taip arti, kad iš tikrųjų net atrodo jaustusi, kad viens kitą bučiuojam? Neįsivaizduokit čia per daug, bet esmė yra artumas ir tas artumas yra šventas ir jisai yra grįstas šventosios dvasios veikimu. O šventosios dvasios vaisiai iš Dievo. Jeigu tu iš tikrųjų atsiduodi į Dievo rankas. Ir Paulius, kaip pradėjo šitą laišką, ten jis ir pabaigė. Jeigu atsiverstumėt pirmą skyrių, pamatytumėt. Dar vienas žodis, kuris iššoka, yra malonė. Malonė ir ramybė jums, o čia jisai užbaigė: Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis. Malonė yra tai, kas tai visą ir apibrėžia. Tas šaltinis,
tai, ką mes gauname nepelnytai, tai įgalina mumis ir tos dvasios vaisius turėti ir turėti tada tinkamus santykius tiek su vadovais, vyresniaisiais, tiek su kitais broliais sesėm ir bendrai su visais pasaulyje. Ir ragina laiškas apie tai mąstyti. Ir lengviau yra pašnekėti, negu daryti. Nors ir atrodo, tekstas kalba vien tik tai apie tos dalykus praktinius, kaip mes juos galim, staigiai mes jau nuo šiandienos galim tą pradėti, atrodo, daryti. Bet ne visada tai yra lengva. Todėl turim savo kasdieną priminti, kad iš tikrųjų iš Dievo malonės esame čia iš viso. Iš Dievo malonės esame pažinę, esame paragavę išgelbėjimo vaisiaus visų pirma. Susivokę, kad kažkada buvom tamsoj, kad kažkada buvom pražuvę. Bet dėl Jėzaus Kristaus iš tikrųjų aukos mes šiandieną galime būti ramus. Mes galim būti užtikrinti, kad Dievas iki galo mumis išlaikys. Kad ateis diena, kada Jėzus sugrįš. Sugrįš ir susirinks visus. Kas dar gyvi bus, o kam reikės dar prisikelt. Ir su šita mintim, jeigu eina ją turėti, mes galim eiti ir į santykį su kitais. Ne tik tesalonikiečiam čia žinia, ir aš manau, kad čia visiems yra šita žinia. Ir dėkoju Dievui, kad iš tikrųjų šią žinią galim turėti ir mes. Amen. Amen. Kviečiu atsakyti į šį Dievo žodį 30 giesme, ten toksai atskiras lapas yra, kur giesmė vadinasi Jau džiaukitės